galbūt sudalyvavom kažkokioje veikloje, gal susipažįstam su kokiu žmogumi, mes pradedam dalintis savo idėjomis ir gaunasi, kad susijungia daug tokių faktorių ir tada gaunasi, kad mes užvažiuojam tokio įkvėpimo, kuris iš esmės ateina iš kažkokios patirties. Tai mano visą laiką skatinimas yra bandyti ieškoti patirčių ir nebūtinai kažkokių labai didelių ir ten intensyvių patirčių. Kartais ieškoti įkvėpimo galima tiesiog internete ir tas pats Pinterestas, jeigu ten reikia kažkokio įkvėpimo pasigaudinti kažkokiai veiklai, kažkokiam projektui, dar kažkam, tiesiog reikia įsikvėpti ir pasižiūrėti kažkokių vaizdų, galbūt atsiras kažkokių idėjų arba kažkokių problemų sprendimo būdų vien iš to, kad tu pamatai kažkokį vaizdą. Tai tų iš tikrųjų būdų, kaip tą įkvėpimą sužadinti, yra labai daug ir tiesiog mano pagrindinis patarimas yra tiesiog eiti ir ieškoti tų patirčių, kuriuose norisi tą įkvėpimą atrasti. Ir gali būti tiesiog paprastas pasivaikščiojimas, susitikimas su žmogum, gali būti kažkoks renginys. Žodžiu, tai labai yra priklauso nuo jūsų pačių ir kokios domėjimosi sritys yra ir ką jūs norite juose atrasti. Ir struktūra iš esmės leidžia tai kūrybai įgauti tokį ritmą, kaip čia yra parašyta, kad kūrybai leidžia kartotis. Tai šitoj vietoje, kai yra tas įkvėpimas, tai jisai gaunasi, kad mes, kai įprantam jo ieškoti ir įprantam jį nuolat rasti kažkokiose vietose ir nuolat kažkaip save sužadinti kūrybiškai, tai gaunasi, kad atrandam kažkokią irgi tame struktūrą ir periodiškumą kažkokį, kuris nuolat eina. Tai šitoj vietoj turėti kažkokį planą, kažkokį, sakyčiau, galbūt net pasiskyrę kokią nors dieną, kur aš skiriu tik tai kūrybai, arba nebūtinai dieną, galbūt tai yra labai trumpas laiko tarpas pradžioj, kur aš žinau, kad būtent ten šeštadienį pusvalandį laiko skirsiu ties savo idėjos gvildenimu ir net jeigu ir nejaučiu įkvėpimo, tai šitoj vietoj tikrai galima pamatyti didelį pokytį, jeigu mes laikomės tos struktūros. Ir mano visą laiką patarimas pradžioj tai yra skirti po mažiau laiko, bet tarkim kasdien, arba jeigu neišeina kasdien, tai bent kelis kartus per savaitę tam, kad tiesiog įprastume kurti iš naujo. Jeigu su ta kūryba nėra galbūt to tokio aiškaus santykio irgi pradžioj, tai čia yra būdas, kaip tą santykį atkurti ir kaip tą kūrybą kultivuoti. Tai pradžioje tiesiog struktūra kažkokia, nusimatymas kažkokių dienų, kažkokio laiko konkretaus ir tada galima tikrai reflektuoti ir pastebėti, kad po poros savaičių tikrai skiriasi, kaip veikia mano kūrybiškumas dabar, o kaip veikia prieš tai. Tai čia gal trumpai tokie pavyzdžiai, kad tikrai visi kūrėjai turėjo savo rutinas ir kad ne veltui tos visos knygos gimdavo ir tikrai ten neparašysi 500 puslapių romano vien iš vieno įkvėpimo. Tai tikrai tas reikalauja ir disciplinos, ir pasiryžimo, ir tikrai galima į tą patį Murakami pasižiūrėti, kad jisai tikrai labai disciplinuotai rašė savo knygas ir tikrai labai tas kartais atrodo sudėtinga, bet kai įpranti ir kai gyvendini tą savo tikslą, tai man atrodo, kad tas atpildas yra to kūrybinio rezultato daug didesnis. Ir šitoj vietoj netgi ta disciplina ir struktūra, jinai ilgainiui, net jeigu ir pradžioje jinai atrodo labai sudėtinga arba sunku kažkaip, nes tikrai įterpti tą kūrybinį laiką gali būti challenges iš pradžių, nes žinau, kad tikrai kasdienybė turi savo planų ir kad yra ir darbai, ir dalykai, ką mes veikiam kiekvieną dieną ir nuovargis kartais, bet galima čia savo irgi užduoti klausimą, kaip tą kūrybą paversti savo poilsiu, kaip tą kūrybą, kaip žiūrėti į šitą laiką, kurį aš paskirsiu, ne į kaip kažkokį, aš čia privalau dar vieną darbą padaryti, bet kaip į poilsį ir kaip atsigavimą, atgaivinimą to savo kūrybinės dalies ir ką aš šiandien ties kuo noriu padirbti, nes aš labai esu linkusi žiūrėti lankščiai šitus dalykus ir irgi atsižvelgti į tai, ką, pavyzdžiui,
tą dieną aš jaučiu, kad labiau noriu daryti savo kūrybinėje srityje, nes yra labai daug skirtingų užduočių, ką galima atlikti. Vienos labiau tokios techninės, kitos labiau yra tikrai labiau kūrybinės ir tada tiesiog atsižvelgiant ir į savo poreikius galima tikrai labai susikurti tokį gražų balansą kūrybinėje srityje. Tai čia yra viskas, ką aš ir kaip ir paminėjau, kad iš esmės tai kūryba vyksta tuo pačiu laiku ir nebūtinai kasdien, čia galbūt labiau toksai kaip ir pavyzdys, kad galėtų būti, pavyzdžiui, pradžioje nusistatyti kažkokį laiko tarpą trumpą, kur aš tiesiog kuriu, pavyzdžiui, aš tiesiog brainstorminu kiekvieną dieną kažkokias idėjas ir tada gale savaitės pasižiūriu, ką aš čia prikūriau ir kas iš tikrųjų mane labiausiai traukia. Antras dalykas, kad kūryba nėra priklausoma nuo nuotaikos, kad tai yra tikrai sužadinamas dalykas, jeigu mes tik tai pasiryžtam prisėsti ir pradėti kurti. Ir trečias dalykas, tai ritualai gali būti toksai irgi padedantis dalykas, žinau, kad gal ne visiems, bet kažkokį ritualą pasidaryti prieš pradedant kūrybinę savo dalį. Pavyzdžiui, arba bet kokią, kalbant apie skirstymą, planavimą dienos. Aš, pavyzdžiui, tokį ritualą pasidaryti, savo, aš reflektuoju kiekvieną rytą, rašau ryto puslapius, tai aš visą laiką vienas dalykas užsidegu žvakę, užsidegu smilkalą ir man šitie dalykai, kol jie dega, man reiškia, kad aš turiu laiką savo ir tada, kai jau užgesinu, reiškia jau laikas, mano laikas kaip ir jau pasibaigė ir kad aš jau galiu įeiti į dieną ir dienos darbus ir pradėti daryti dalykus. Tai lygiai tas pats su kūrybiniam kažkokiam idėjom ir galbūt ar namuose galima atrasti kažkokią vietą, kuri jums yra jauki ir faina ir kurioje jūs galite kurti ir labiau galbūt jausti save kaip kūrėją šitoje vietoje arba kažkoks irgi mini ritualas, kur tiesiog kiekvieną kartą pasidarot arbatos. Tokie labai maži dalykai, bet jie iš tikrųjų labai veikia ir jeigu pasiskaitysite plačiau iš tos psichologinės pusės, tai netgi yra skatinami tie ritualai, kad tiesiog smegenims būtų lengviau priprasti ir kad būtų toks ženklas, kad aha, aš jau čia ruošiuosi į kažkokią kūrybinę erdvę įeiti ir kad aš jau čia būsiu labiau kūrybiniai būsenai. Ir tada ketvirtas dalykas, tai yra kiek jis ilgainiui sukuria kokybę. Mano visą laiką skatinimas yra bandyti ir bandyti, net jeigu tai yra ištisai atrodo tik tai feilai, tai tie feilai dar labiau priartina prie jūsų tikslo. Ir kad labai dažnu atveju žmonės pasiduoda po pirmo, antro, trečio bandymo, bet kiek iš tikrųjų yra prarandama ir galbūt net neišreflektuota, kiek žmogus išmoko per tos bandymus ir kad tai iš tikrųjų yra labai didelė vertė labiau suprasti, pažinti tą visą procesą kūrybinį, suprasti, ką reikia daryti kitaip kitą kartą ir galbūt pirmą kartą einant tas kelias tikrai yra sunkesnis ir sudėtingesnis, bet jau kitus kartus darant tą iš naujo tikrai jau žinosi, ką daryti kitaip. Tai šitoj vietoje visą laiką skatinu žmonės bandyti ir nebijoti ir šitoj vietoje tikrai, jeigu nepavyksta kažkas iš karto, tai nereiškia, kad esi ten blogas kūrėjas, kad tokio dalyko iš vis nėra. Visi mes esam kūrėjai, tiesiog geri kūrėjai iš esmės. Tai šitoj vietoje tiesiog sakau, kad bandykit ir tikrai nebijokit feilinti, nes feilai yra didžiausia pamoka, kuri gali atnešti daugiausiai rezultatų paskui. Ir man atrodo, kad čia galite irgi atpažinti save kažkuriose vietose, kur kaip ir galbūt pamatot kažkokią veiklą, kas ką vykdo ir galbūt pamatot kažkokią parodą ar dar kažką ir kažkokių pavyzdžių gyvenime, o tie patys žmonės, kurie ten keliauja ir kūrybina tose kelionėse. Ir galbūt kažkokių minčių atsiranda, kad gal aš irgi taip norėčiau ir kaip būtų fainai ir toks įkvėpimas gal pagauna, bet paskui atsiranda kažkokių ir abejonių staiga ir lyg ir būna kažkokių gal ir pradėjimo taškų, bet vos tik tai pradedi susiduri su pirmom kliūtimis ir atrodo, kad neįveikiamos tos kliūtis ir metama viskas, tada atsiranda atidėliojimai nuolatiniai ir nuolat tokie pergalvojimai arba labai dažnai yra tie
pasiteisinimai, kad vienas dalykas, kad nėra laiko, kad nėra pinigų, kad čia gal ne dabar, gal čia aš visai užimtas ir labai labai daug galima pasiteisinimų atrasti, kodėl dabar yra netinkamas laikas, bet iš tikrųjų, kad reikia suprasti, kad to tinkamo laiko niekada ir nebus ir kad visą laiką tų pasiteisinimų vis atsiras ir kad dažnu atveju reikia tiesiog paklausti, iš kur tie pasiteisinimai ateina ir iš kokių tų giluminių vidinių įsitikinimų ateina ir iš kokio noro apsaugoti save ateina tie pasiteisinimai, ar baisu yra kažkur suklysti, ar baisu yra, ką kiti apie mane pagalvos, ar baisu suvokti, kas atsitiks, koks pokytis įvyks, ar dar kažkokie dalykai. Tai kiekvienas mes esame labai individualus ir labai nešamės daug skirtingų nuostatų ir dažnu atveju tie pasiteisinimai, kad nėra laiko, yra labiau tokie paviršiniai, kad iš tikrųjų tos priežastys yra daug gilesnės ir jos yra apie tai, kad mes iš tikrųjų kažkur bijom ir kažkur save specialiai stabdom. Ir šitus dalykus jausti yra labai natūralu, kad labai pradžioje einant ypač į kažkokią nežinomą sritį, visą laiką bus pasipriešinimas, visada, kai ką nors bandai daryti naują, visada bus kažkokių baimių, kažkokių neaiškumų ir tikrai norėsis save stabdyti ir kažkaip diskomfortiškai galima bus, tikrai jausitės diskomfortiškai iš tose vietose, bet man atrodo, kad labai svarbu atsakyti savo į klausimą, o tai kodėl aš tą darau, o kodėl man svarbu sukurti šitą projektą, o kodėl man šita veikla yra svarbi. Tai čia irgi jau priekį pasakiau, bet tikrai problema nėra tas laiko trūkumas ar pinigų trūkumas. Dažniausiai tai yra tiesiog, kad kūryba nėra mūsų prioritetas ir tas irgi yra labai natūralu, nes mes prioritizuojam kitus dalykus, kad yra darbas, yra namai, yra kažkokios neatidėliotinos irgi įvykusios situacijos gyvenime, kurias reikia kažkaip išspręsti, bet šitoj vietoje irgi reikia pamatyti irgi kūrybą savo gyvenimą kaip tokį vieną iš prioritetų turbūt. Ir šitoj vietoje arba esi pasiruošęs tą padaryti, arba ne. Ir dažnu atveju tai labai irgi pastebiu, kad vengiama atsakomybės prieš save ir šitoje vietoje nepabijosiu šito pasakyti, kad labai dažnai matau, kaip žmonės atsakomybę perkelinėja ant kitų žmonių arba ant situacijų arba ant kažko, tas pats laiko trūkumas ar pinigų trūkumas, tai yra jau atsakomybės nusimetimas, kad aš negaliu pradėti kurti, nes man kažko trūksta, kad ar ten kažkas įvyko, ar ten dar kažkokia yra priežastis. Tai labai yra šitoje vietoje svarbu susitikti su savim ir susitikti ir paklausti, o tai kodėl aš nenoriu dabar prisimti tos atsakomybės ir kas būtų, jeigu aš 100% pradėčiau prisijimti atsakomybę, kad nepadariau, tai aš kaltas šitoje vietoje kažko neįvykčiau. Aš noriu kažką pasiekti, aš prisiimu 100% atsakomybę, kad aš tą padarysiu. Jeigu nepadarysiu, tai irgi tai yra mano atsakomybė. Nes labai, labai dažnai tenka girdėti irgi, kadangi mentorystės sistemas sukūrusi ir su nemažai žmonių vedusi grupiniai mentorystai, tai labai pastebėdavau, kad ten kažkas nuolat vėluodavo ir nuolatiniai tokie vėlavimai būdavo, kur non-stop, tiesiog, kur jeigu ateidavo žmogus laiku, tai jau būdavo stebuklas ir kur visą laiką kažkokie kaltinimai kitų žmonių, kad ten taksistas vėlavo, ar ten čia neatvažiavo autobusas ir kur non-stop atrodo tos situacijos, kur žmogus galvoja, kad visiškai nekontroliuoja tos situacijos ir kad visas pasaulis čia yra prieš jį ir kad jį verčia vėluoti. Bet dažnu atveju tai tiesiog yra laiko neįsivertinimas ir toks gal nepaklausimas gal savęs. O kur šitoj vietoje, ką aš galiu keisti savo elgesį, kad aš pradėčiau būti laiku ir kažkaip kiti žmonės tai būna laiku, o kodėl aš nesu laiku. Tai čia yra su kūryba, yra lygiai tas pats. Tai mes dažnu atveju
vengiam tos atsakomybės prieš save ir man atrodo, kad svarbiausias dalykas tai yra paimti savo ir pasakyti, kad viskas, aš dabar esu pasiryžęs ir aš darau, kad šitas mano tikslas būtų gyvendintas ir kad va, aš išleisiu tą dainą, va, aš parašysiu tą knygą, va, aš įgyvendinsiu tą užsiėmimą, apie kurį aš galvojau ten 3 metus. Ir labai svarbu, galiausiai, ką aš minėjau, tai turėti sistemą. Turėti sistemą, kuri palaiko visą tą kūrybą ir kuri tampa tuo atramos tašku įgyvendinti tą savo tikslą. Tai iš esmės čia toksai galbūt labiau teorinis dalykas, jau einantis irgi, kurį galėsit išbandyti praktikoje. Tai svarbiausia yra tikslas, žinoti, ką jūs kuriat ir kodėl jūs kuriat. Ir ką aš minėjau, kad tas kodėl yra labai svarbus, kad jūs žinotumėt atsakymą, ką jūs iš to tikslo gausit. Galit savo tiesiog irgi pasiklausti ir užsirašyti, kodėl aš noriu būtent šitą tikslą pasiekti. Nes kartais būna ir tokių atvejų, kad tiesiog, pavyzdžiui, žmogus susigalvoja kažkokį tikslą, nes pamatė kažką darant, bet ne dėl to, kad jisai ten labai trokšta, kad jisai nori gyvendyti, o dėl to, kad kažkas irgi padarė ir jam irgi svarbu pamatyti ir gauti, pavyzdžiui, tą patį dėmesį žmonių, ar ten kažkokios yra kitos priežastys, dėl ko žmogus nori daryti tam tikrus dalykus savo gyvenime ir siekti tų dalykų. Čia galbūt tas pats variantas, kaip kaimynas turi geresnę mašiną, aš irgi noriu geresnės mašinos, nes jaučiu kažkokį nelygiavertiškumą šitoje vietoje. Tai labai svarbu suprasti ir atrasti tą klausimą, kodėl man tai svarbu arba ką aš noriu sukurti, kas yra tas dalykas, kuris iš tikrųjų man atneš tą kažkokį vidinę savirealizaciją ir tą kažkokį vidinį pasitenkinimą, kad aš kaip kūrėjas, aš turiu kažkokį gražų rezultatą, kuriuo aš galiu dalintis su pasauliu, su žmonėmis ir tiesiog atsakyti savo kodėl. Rutina, jau kartojausi 2 kartų apie struktūrą, tai labai svarbu tas fiksuotas laikas, išsirinkti tiesiog laiką, kuris jums yra patogiausias. Tai vienas dalykas nusistatyti, pavyzdžiui, kiek kartų per savaitę jūs skiriat laiko kūrybai ir tada kiek laiko toj dienoj jūs skiriat irgi kūrybai. Šitoj vietoj labai siūlau neužsibrėžti per daug didelių tikslų, kur būna žmonės ten pusdienį nori skirti ten kas 2 dieną ir iš esmės gali būti, kad tas žmogus arba labai greit perdegs, arba labai greit tiesiog ta sistema pamatys, kad neveikia. Nes tiesiog gyvenimas dėlioja irgi savo dalykus ir kartais gaunasi tokia perkrova visko. Tai labai svarbu šitoje vietoje realistiškai įsivertinti ir net jeigu galima paskirti, tarkim, kiekvieną dieną, tai kad tas laikas būtų labai minimalus, kad tiesiog atsirastų tas įprotis. Jeigu yra rečiau, galima tą laiką ir ilgesnį pasidaryti, bet irgi pasidarykit tokį tikslą, kad jis būtų jums, įsivertinkit, kad lengvai pasiekiamas. Kad nebūtų ten 3 valandas sėdėti ir kūrybinti, kai jūs tą dieną, nežinau, ten po savaitės darbų žiauriai perdegė, pervargė ir dar ten 3 valandas užsibrėžėt pakūrybinti. Tai gaunasi toksai labiau spaudimas savo, o ne tikra ta kūryba. Galbūt reiktų pasižiūrėti į šitą vietą, kaip jūs tą galit laiką išnaudoti ir neperspaudžiant savęs ir tuo pačiu, kad ta kūryba eitų su flow. Bet čia irgi labai priklauso nuo to, ką jūs kurit. Galbūt, pavyzdžiui, tapyboje šitas 3 valandas prasidėt gali jaustis kaip tikrai terapija, bet jeigu tai yra kažkoks labai intensyvus, nežinau, jūs ruošiate elektroninės parduotuvės svetainę, kur ten reikia labai daug dalykų techninių pasidaryti ir suformuoti, ir ten dizainą sudėlioti, tai čia jau kaip ir gaunasi, kad ne tas pats visiškai. Tai turbūt čia toksai individualus labiau reikalas įsivertinti ir pasižiūrėti, kiek kartų per savaitę ir kokį laiko tarpą dienoj jūs galite skirti ir tada tiesiog tos struktūros laikytis.
Atsakomybė. Dabar apie atsakomybės dalį, tai yra labai padedantis reikalas iš tikrųjų pasakyti kažkam apie savo tikslą ir paprašyti to žmogaus, ar tai gali būti ar draugas, ar šeimos narys, arba, nežinau, galbūt iš čia esančių norėsis gal kažkokios buddy system, tikrai galima suvesti per čia žmonės, tiesiog atsiskaityti kažkam, ką jūs nuveikėt. Šitas dalykas labai smarkiai veikia, nes kol tu esi vienas, tai iš tikrųjų labai lengvas tos pasiteisinimus atgal susigrąžinti, kodėl aš kažko nepadariau, kodėl aš neįgyvendinau savo tikslo, kas čia pasipainiojo po kojom ir tikrai tas įprotis kažkur tą atsakomybę padėti kitam ar situacijai kažkokiai sugrįžta vėl. Nes esu turėjus irgi situaciją, kur aš irgi turėjau užsibrėžus vieną tikslą su vienu kūrybiniu projektu ir tada gavosi, kad kol buvau viena, kaip ir darydavau, bet lėtai darydavau tos visus dalykus ir atrodo, kad kai kurie dalykai atsidėlioja, bet vos tik tai atsirado, pavyzdžiui, mano gyvenimo coacheris, tai gavosi, kad kiekvieną savaitę turėdavau kažką parodyti, savo progresą ir kiekvieną savaitę kažkur tie žingsniai atrodo trigubai greičiau dėliojasi negu anksčiau. Tai tas atsakomybės prieš kitą reikalas yra labai spartinantis ir labai palaikantis, nes tu iš kito žmogaus gauni ne tik tai tą galbūt momentą, kad jisai kažkaip gal išklauso, kas įvyko, bet tu gauni ir grįžtamą ryšį, galbūt jeigu tas žmogus yra toj srity, tai žis yra tobula, jeigu jisai gali kažkaip iš savo pusės įvertinti ir kažkaip padėti. Ir taip pat palaikymą, kuris irgi labai svarbus ir labai dažnu atveju žmonės tiesiog pameta to savo tikslus, nes trūksta to palaikymo ir trūksta to kažkokio bendradarbiavimo, bendrystės. Ir vienam kurti yra challenge'as, labai didelis iššūkis tikrai. Bet vos tik tai atsiranda kažkas, bent vienas žmogus, kuris gali jūs kažkaip palaikyti toje srityje. Ir tiesiog, pavyzdžiui, kad ir kartą per savaitę tiesiog susitikti arba susiskambinti 20 minučių ir pasiupdeitinti tai, kaip tas procesas atrodo ir kaip tas progresas vyksta, iš karto jungia ir daugiau atsakomybės ir tikrai spartina tą žingsnį link tikslo. Ir aplinkos susikūrimas, šitoje vietoje irgi galite pagalvoti, kokia aplinka jūs skatina kurti, o kokia aplinka kaip tik jūs stabdo. Ir čia galite irgi galvoti iš tos perspektyvos, ar jums norisi kažkur būti, nežinau, atkavinėse, jeigu dirbti kažkur, tarkim, su digital dalykais, kažkokius darbus daryti, ar kaip tik tai kažkaip skatina jūs tą kūrybiškumą, ar kaip tik nežinau, galbūt kai kuriems atvirkščiai veikia, norisi visiškai vienam būti kažkokiam kambarį savo užsidaryti ir ramiai dėlioti savo dalykus. Tai aplinka irgi labai daug ką reiškia ir aplinka labai arba gali išblaškyti ir gali atitolinti, arba kaip tik sutvirtinti ir palaikyti tą visą kūrybinį procesą. Taip, ir galima šitoje vietoje susidėlioti tokią 3 lygių sistemą. Tai čia toksai galbūt kaip pavyzdys irgi labai priklauso nuo to, kokio jūs srityje esate ir ką jūs norit nuveikti. Tai pradžioje irgi įsivertinti tą tokį didžiausią tikslą, kurį jūs įgyvendinsit. Tai čia tas 1-3 mėnesiai irgi toksai plius minus laikotarpis, nes tikrai tiek parodas suorganizuoti, knygą parašyti užtrunka daug ilgiau, bet galit tą laikotarpį ir ilgesnį įsivardinti, nes galbūt tas projektas užtruks metus. Ir įsivardinti tiesiog tą tikslą, paklausti savęs kodėl ir galit užsirašyti tą kodėl ir tada jau eiti prie kitų mažesnių žingsnių. Tai čia reikia irgi turėti omeny, kad visi šitie laiko tarpai gali skirtis nuo jūsų projekto, bet čia kol kas parašyti, tarkim, savaitę. Tai kiek tų, pavyzdžiui, sesijų galima turėti per savaitę. Ir galbūt nesuskirstyti dienom, kad trečiadieniais yra vienas dalykas, penktadieniais yra kitas dalykas, ties ko aš dirbu, kad tas išjudėtų į priekį momentas.
Jo, tai va, tai šitoj vietoj irgi pasižiūrėkite, galbūt išskaidysite taip, kad jeigu tai yra projektas, kuris truks metus laiko, tarkim 12 mėnesių, tarkim parodas organizuoti, nes dažnu atveju tai parodos organizavimas užtrunka, kol ten derini ir vietas, ir kol gimsta tie kūriniai, ir kur ten pasidarai dar kitus dalykus, atidarimo renginius, uždarimo renginius kartais. Tai galima pasivardinti 12 mėnesių tikslą ir tada, pavyzdžiui, po vieną mėnesį įsivardinti, ką kiekvieną mėnesį turiu padaryti, kad matyti visą tą sistemą, kad aha, per kiek laiko aš ten gaunu erdvę, aha, per kiek laiko aš ten sukuriu kūrinius, kada aš ten dėliojusi ten, pavyzdžiui, anotacijas dar kažką, galbūt kažkokius žmonės reikia sukviesti atidarimo renginį, galbūt su muzikantais reikia kažką derinti, nu, žodžiu, labai daug atrodo tų niuansų yra. Ir šitoje vietoje tiesiog galima pasidėlioti kiekvieną mėnesį ir tada eiti, pavyzdžiui, prie savaitės. Ir labiau savaitės susikurti tą tokią sistemą, o dienos, kalbant apie tą mikro momentą, tai tiesiog tą dieną aš siūlyčiau tiesiog išsikelt kažkokį konkretų tikslą, kuris priartintų prie to didesnio tikslo įgyvendinimo, kad tai neturi būti galbūt būtinai iš anksto sugalvotas, bet gali tiesiog tą dieną irgi užsibrėžti, nes būna, kad kartais žmonės tiesiog sėda ir dirba, ir tarkim, daug planuoja ir prie to planavimo sėdi ir perplanuoja, bet gaunasi, kad tas perplanavimas tampa tokia prokrastinacija kažkokia, kurie niekaip ir neišeina į kažkokius veiksmus. Tai labai irgi siūlyčiau šitoj vietoj įsivardinti netgi žingsnius, kurie būtų tokie esminiai, kurie labiausiai priartintų prie to galutinio tikslo įgyvendinimo. Nes labai dažnu atveju galbūt tie dalykai lieka neįvardinti ir tada tų užduočių milijonas ir neaišku, nuo ko pradėti. Tai šito vieto galima net ir visas užduotis įsivardinti, kas turi būti padaryta ir tada pasibraukti realiai tas esminės, kurios privalo būti įgyvendintos, kad pasiekti tą galutinį tikslą. Taip, aš dabar greitai tiesiog matau, kad kažkas dar jungiasi, tai įleisčiau. Ir toliau važiuojant prie idealios tokios sesijos struktūros, tai galbūt daugam jau yra šitas dalykas girdėtas, o kam negirdėtas, tai trumpai papasakosiu. Tai iš esmės tai yra tokia sistema Pomodoro, kuri padeda susikoncentruoti ir padaryti tą būtent veiksmą, ties kurio jūs ir norit koncentruotis ir susifokusuoti. Ir esmė yra šitos sistemos, kad yra daromos pertraukos kas 25 minutės. Tai čia yra toksai galbūt pagrindas, nebūtinai reikia laikytis 25 minučių. Gali būti, kad jums norėsis kurti ir toliau. Aš, pavyzdžiui, esu toksai žmogus, kur aš esu atradusi, kad man idealiausia sesija yra 45 minutės, aš tada jau pasidarau 15 minučių pertrauką geriau ir tada vėl sėdžiu 45 minutėm, nes aš per tas 25 minutės tik įsivažiuoju ir aš noriu dar toliau važiuoti ir daryti ir aš jau kūrybinu ir gaunasi, kad jau pertrauka ir tada kažkaip toksai išsibalansavimas pas mane jaučiasi, tai čia irgi pasižiūrėkite, kas jums labiausiai tinka, bet toksai visiškas grynas fokuso turėjimas, dažnu atveju aš tiesiog irgi pasidedu dar telefonus į šalį ir tiesiog užsirašau tą dienos tikslą, ką man šiandien kokias užduotis reikia padaryti ir tiesiog sėdžiu ir darau. Ir yra labai daug ir programėlių, jeigu nustraglinat irgi su šitais dalykais, su tuo fokusu ir išsimėtymu, tai yra ir programėlių įvairių. Aš dažnu atveju tiesiog pasijungiu YouTube video kažkokį, kur irgi tas Pomodoro arba tas work with me dažnu atveju būna kažkoks foninė muzika groja ir ten tiesiog eina laikas tos 45 minutės ir matai, kiek laiko liko ir kažkaip yra toksai susifokusavimo maudas visiškas.
Tai čia yra toksai siūlymas, pavyzdžiui, kaip tą laiką išskaidyti, jeigu, pavyzdžiui, turit valandą laiko užsibrėžę, kad tą dieną kursit, tai kad irgi nepervargti, neperdegti ir kad ta kūryba eitųsi lengvai, bet su struktūra. Ir realiai siūlau vis tiek gale tos dienos, gale visų kūrybinių sesijų įsivertinti ir pareflektuoti, tai ką pasisekė padaryti ir ką reikia padaryti kitą dieną. Nes jeigu, kaip sakau, kartais būna, kad žmonės ten pradeda planuoti, aš tiesiog susiplanuosiu ir tada tas planavimas virsta perplanavimu ir tiesiog gaunasi, kad neprieinama prie tos išvados, prie tos refleksijos, kad aš iš tikrųjų tai šiandien nieko kaip ir nepadariau, kad aš tiesiog perplanavau viską vėl iš naujo. Tai ant šito reiktų galbūt nepasimauti ir stebėti save ir kaip eiti su tuo progresu. Tai čia tokie kaip ir faktai. Iš esmės, aš tai labiau esu linkusi žiūrėti, kad ne 66 dienų reikia naujam įpročiui. Čia yra visokių versijų, kad reikia ten 20 dienos, 66. Aš tai sakyčiau, kad labiausiai įsitvirtina tai po metų viskas ir kad čia yra labai tokie, nėra labai motyvuojanti šita versija, bet per porą mėnesių tikrai galima tą įprotį įgauti, bet įsitvirtinti, kad jis įsitvirtintų iki galo, aš kažkaip bent jau per save jaučiu, kad tai vyksta po metų laiko, kad jau jisai tampa toks stiprus ir labai sunkiai išjudinamas, kad tikrai tas, kaip sakyt, suformuotas įprotis jisai veiktų ir tikrai didintų tą produktyvumo progresą ir panašiai. Tai kiekvienas pokytis yra tikrai nelengvas ir kad pradžioje gali būti labai sudėtinga tą naują struktūrą, tą naują įprotį kūrybos įsinešti savo, bet ilgainiui, kai jūs priprasit, tai tikrai pamatysit, kaip keičiasi ir jūsų kūrybiškumas ir kaip jūs patys pradedat kūrybiškai daugiau žiūrėti į pasaulį ir kaip jūs pradedat daugiau galbūt semtis tos kūrybos, pastebėti kažkokias idėjas, naujus dalykus, tai ta struktūra tikrai atneša daugiau, kaip sakytų, galimybių pamatyti, kaip tas naujas kūrybinis įprotis gali pakeisti ne tik tai padėti pajudėti link to tikslo, bet ir pakeisti jūs pačius. Tai va, aš iš esmės, kaip ir paminėjau, labai tą faktą apie tą perplanavimą ir kada ta struktūra neveikia ir kad tas nuolat keitimas plano labai yra dažnas reikalas ir tikrai esu save prigavusi kažkurio metu, kad buvo baisu kažkaip pradėti daryti realius žingsnius ir gausi, kad buvau užstrigusi ties perplanavimo momentu, bet labai padeda išsigryninti iš tikrųjų su kitais žmonėmis, pavyzdžiui, tuo metu turėjau coacherį, tai labai padėjo išsigryninti, kas slepiasi už to perplanavimo ir tikrai yra labai daug vidinių nuostatų ir vidinių dalykų, kurie slepiasi po tais išoriniais kažkokiais elgesio modeliais. Ir labai galima tiesiog, galbūt toksai skatinimas, sakyčiau, šitoje vietoje yra stebėti savo elgesį ir stebėti, ar tai yra tikrai progresas, kaip sakiau, ar tai yra kažkoks irgi bandymas pasislėpti nuo to tikslo įgyvendinimo ir nuo tų kažkokių kylančių baimių, kad čia, aš jau pradedu daryti dalykus ir oh my god, kas bus, jeigu mane čia dabar tikrai pastebės kažkas, kas jeigu mano kolegos pastebės, kaip dabar jie pradės mane analizuoti ir čia kažką. Ir dažnu atveju mes nesąmoningai tiesiog į tai įeina, kad nėra tai kažkoks labai sąmoningas sprendimas, bet tiesiog mūsų pasąmonė pradeda mus apsaugoti nuo visų šitų patirčių ir tada gaunasi, kad arba mes pastebim tą ir lipam iš komforto zonos ir vis tiek padarom, arba mes kažkaip tiesiog išslystam ir paleidžiam ir gaunasi, kad tie dalykai lieka neįgyvendinti. Tai šitoje vietoje stebėkit save. Ir bet geriausias būdas, tai tiesiog pareflektuokit, kaip jums sekėsi šiandien kažką padaryti ir ką jūs iš tikrųjų padarėte. Ir jeigu pradedat matyti kažkokį atsikartojantį momentą, kad jūs vis darot tą patį veiksmą, bet niekur kažkaip neišjudėt į priekį, kad šitoje vietoje jau gali būti kažkoks strigimas ir kad gal verta savęs paklausti, o kas šitoje vietoje stabdo.
Ir stabdo labai daug dalykų, iš tikrųjų, nes gali būti, kaip minėjau, ta baimė būti pamatytam, kad nesu pakankamai geras. Ir šitoje vietoje irgi pasikartosiu, kad nėra tokio dalyko, kaip kad aš esu ten blogas kūryboje, arba kad ten kūryba yra bloga, kad kūryba yra tiesiog kūryba ir kad jinai bet kokiu atveju jinai yra skirtinga, jinai yra įdomi, jinai yra tiesiog kitokia ir kad mes labai dažnai tiesiog per tuos visus įgūdžius mes dažnai vertinam ir bandom kažkaip nuvertinti netgi save ir lyginam save su kitais, bet didžiausias dalykas, ką mes turim šitoje vietoje išmokti, tai priimti save kaip kūrėją tokį, koks aš esu. Ir tas yra labai sudėtinga ir tikrai nėra lengvas momentas, bet jeigu aš pagaunu šitą, kad aš dažnai save lyginu ir kad, gal man iš tikrųjų šitas momentas netinka ir kad aš iš tikrųjų noriu kurti ir kad aš noriu jaustis pasitikinti savimi ir jaustis, kad aš galiu įgyvendinti viską, ką aš noriu, šitoje vietoje gali ir vykti ir tam tikrų tikrai teigiamų lūžių, kurie paskatins jūs dar labiau išsilaisvinti, atsilaisvinti ir tikrai padėti kurti. Ir daug dalykų jau iš tikrųjų buvo minėta, tas neturiu laiko, neturiu pinigų, arba kad ten, jeigu ruošiatės pardavinėti savo kūrybą, kad niekas nepirks, tai labai natūralios mintys, nes tiesiog, pavyzdžiui, jeigu prieš tai nesat nieko pardavinėję, tai natūraliai tiesiog atrodys, wow, kad čia iš manęs nupirktų kažkas, tiesiog jūsų smegenys dar nepažįsta šito momento, kad kažkas iš jūsų kažką perka ir jos natūraliai tiesiog kiša galbūt tą mintį, kad čia kol kas yra neįmanoma, man šitas dalykas nepažįstamas, kol kas aš neatsimenu, kad taip būtų buvę. Ir labai yra toksai, kaip sakyti, persidėliojimo momentas įvyksta tada, kai iš tikrųjų kažkas nuperka kažką iš jūsų ir kai iš tikrųjų įvyksta tie momentai, kurie atrodė neįmanomi prieš tai. Tai čia ir yra tas vadinamas atlipimas iš komforto zonos ir ėjimas ir bandymas tų dalykų, net jeigu jie atrodo, kad yra neįmanomi. Ir čia tokia trumpa praktika jums, tai dabar galim skirti tokias 5 minutės, kad jūs užsirašytumėt 5 baimės, kas labiausiai jūs stabdo kūryboje, kaip jūs manote, galbūt jau esat kažką pastebėję, kas iš tikrųjų yra jums sudėtinga perlipti per save, galbūt daug galvojat apie tai, ką pagalvos kiti, arba tiesiog yra kažkokie konkretūs dalykai, ką galbūt darėte prieš tai ir galbūt kažkas nesuveikia ir dėl to atsirado kažkokių baimių. Tai šitoje vietoje pabandykit įsivardinti, jeigu nepavyksta 5 baimių, tai galite 3 baimės įsivardinti, bet dažniausiai mes jų turim susiję, jeigu mes jos susijusios su kūryba ir su kažkokiu pamatymu mūsų kūrybos. Ir tada antras dalykas, užsirašykite 5 pasiteisinimus. Kokie argumentai dažniausiai nugali veiksmą, kaip čia parašyta, kas dažniausiai jums lenda į galvą, kai jūs pradedat galvoti, kad reikės čia įgyvendinti kažkokį visai didelį kūrybinį projektą, kad jūs norit visai kažkokį pradėti ar, nežinau, kažkokią kūrybą skleisti pasaulyje, ar tai būtų kažkoksai fizinis produktas, ar tai, nežinau, būtų socialiniai tinklai, ar būtų video, ar būtų, nežinau, jūsų kažkokia verslo pradžia. Pabandykit užsirašyti 5 pasiteisimus, tai tikrai rasit, manau, šitoje vietoje labai lengva pastebėti ir surasti, kas dažniausiai stabdo. Net galite pabandyti įsivaizduoti tą momentą, kad kai jau pradedat galvoti, kad aš čia visai noriu kažką gyvendinti, tai kokios atmintys ir kokie pasiteisinimai pirmiausiai kyla ir kas labiausiai jūs stabdo. Tai mes dabar keletą minučių pabandysime skirti šitam dalykui ir irgi paskatinsiu, jeigu jūs norite, tai tikrai įrašykite komentaruose arba galite tiesiog atsimūtinti ir gyvai pasakyti, ką jūs išsigryninote. Tai mes dabar tiesiog skirsim šiek tiek šitam dalykui laiko ir paskui vėl pereisim
prie skaidrių ir būtų fainai išgirsti arba pamatyti žinutę, ką galbūt pastebėjot savyje ir ką galėtumėt galbūt surezonuos irgi kitiems, nes tas dalinimasis irgi su kitais dažnai padeda irgi atpažinti kituose save. Ir tas momentas irgi labai svarbus, turbūt bendra kūryboje ir būnant kažkokiose bendruomenėse, tas dažniausiai kažkaip suteikia to palaikymo ir judėjimo į priekį. Tai aš dabar nebekalbėsiu, kad galėtumėt susikaupti ir pasižiūrėsim, ką jūs parašysite. Šiaip kalbant apie tos visus netgi įsivardinimus, aš netgi visai siūlyčiau per daug nepergalvoti, nes aš kartais irgi matau, kaip žmonės labai stengiasi išmastyti, kurie yra tie atsakymai pas juos teisingiausi ir kurie arčiausiai tiesos. Bet iš tikrųjų tai labai intuityviai iš karto dažnų atveju ateina tie atsakymai ir kartais net kas šauna pirmą į galvą, net iš tikrųjų būna net teisingiausias įvardinimas to, kas vyksta ir kokias ten baimės aš turiu, arba kokie tie pasiteisinimai. Tai jeigu kažkas turit, tai rašykite komentaruose, yra įdomu sužinoti, ką jūs užsiradote, nes irgi galėsim tada kažkaip atliepti iš savo pusės, kokios ten ar baimės yra ir kaip galbūt su jom sukovoti, arba kokie pasiteisinimai dažniausiai kyla ir kaip su jais galima kovoti. Tai jeigu norite, galite tikrai įrašyti komentarus. Aš pati savo, pavyzdžiui, parašiau, nes pagalvoju, irgi turiu daug ką noriu sukurti, pasidalinsiu ir čiate, ką aš užsirašiau. Tai manau, kad nemažai irgi gali surezonuoti. Kad kažkaip tai yra tų pas mane visą laiką kažkaip baimių, kad, jeigu, pavyzdžiui, skirsiu daug laiko ir viskas bus veltui, tai ką darysiu.
arba ten yra ta baimė, jog kažką noriu naujo pradėti daryti ir nežinau, nuo ko pradėti. Ir ta baimė labai stabdo mane. Ir taip pat tas imposter sindromas irgi pas mane, tai yra ta baimė, kad dar iki gal, jeigu kažką naujo, pavyzdžiui, pradedu daryti, tai iki gal nesuprantu to, ką aš darau. Ir tada atrodo toks, visą laiką toks kažkoks tai keistas jausmas yra viduje kažkokio tokio nepasitikėjimo. Ir jo, tada atsiranda tie pasiteisinimai, kad, dar vienus mokymus praeisiu, tada pradėsiu. Man čia, pavyzdžiui, su mentorystė taip yra, bet aš mokus būti mentorė, dabar einu mokymus, bet vis dar atrodo, o gal man dar reikia coachingo mokymus pasibaigti. Ir nuolat tie pasiteisinimai eina ir eina. Bet aš tai suprantu, kad tiesiog reikia daryti, praktikuotis man ir taip ir užsibildins pas mane ta patirtis. Arba kažką, kad ten pradėsiu nuo vasaros, nuo rudens, nuo žiemos, nesvarbu. Arba kad ten x susitikimų pravesiu, tada aš jau pasitikėsiu savim. Jo, čia labai rezonuoja šitą dalyką, ypač kalbant apie imposterio sindromą. Tai čia galbūt, kam svetima šita frazė, tai yra apie tą tokią nepritapėlio sindromas, kur atrodo, tu svetimas esi toj sferoje ir aplinkoje ir ką tu čia iš vis darai. Tai man atrodo, kad labai jisai yra gyvas kiekvienam iš mūsų, kai mes pradedam kažką daryti naujo. Ir man buvo irgi toksai atradimas vienose mokymuose, būnant susidurti su ekspertų žmogumis, kuris ten max specialistas ir jisai sako, aš kartais jaučiuosi imposteris savo srityje ir taip, kaip tai gali būti. Bet tada supratau, kad jo, čia yra tas psichologinis momentas, kurį mes visi absoliučiai turim, kai mes einam į kažkokią sritį, kuri yra mums dar pakankamai nauja ir kur reikia kažkaip išlysti iš tos komforto zonos ir kad tai yra nepažįstama tiesiog sritis, kur reikia tiesiog imti ir daryti. Ir tada arba meti save į tą diskomforto zoną ir į tą upę ir bandai kažkaip išplaukti, o greičiausiai išplauksiu tikrai ir ypač su palaikymu kažkokiu. Arba tiesiog daugelis žmonių irgi nustoja, pabėga iš tos sferos arba užsikrauna irgi kažkokiais mokymais dar kažkuo, kas galbūt yra tiesiog saugiau ir mums labiau pažįstama ir kad mes dar esam tokioj mokinio pozicijoje, bet šitoje vietoje irgi galbūt toksai klausimas, o kaip iš tikrųjų, aš noriu save pozicionuoti, ar aš tikrai noriu visą laiką būti toj mokinio pozicijoje, kur aš visą laiką esu toj saugioj sferoje, ar aš pradedu matyti save kaip specialistą, kaip žmogų kūrėją, kaip žmogų, kuris turi kuo pasidalinti su pasauliu, kad mano mintys yra vertingos, kad yra kažkaip vertos, kad mane pamatytų, iš tikrųjų pastebėtų, bet irgi klausimas, ar man nebaisu, kad mane pastebės, tai tokių momentų yra labai, labai, labai svarbių. Ir matau jo, kad čia yra irgi pasidalinimų iš kitų. Ir matau, kad labai daug kas kartojasi, kai kurie dalykai. Kad baimė, kad nepavyks vienai, jo, kad tas vienatvės momentas yra labai ryškus iš tikrųjų kūrybai. Ir iš tikrųjų, dėl ko ir prasidėjo šitie visi webinarai ir panašiai, ir kur mes su Augustė susitikom ir labai surezonavo ta mintis, kad iš tikrųjų labai yra Lietuvoje labai trūksta tos kūrėjų bendruomenės ir to apsijungimo ir kažkokio tokio susičekinimo, kur mes kiekvienas esam, nes aš dar kai mokiausi Dailės akademijoje, man buvo toksai šiek tiek disonansas, kur mums kaip ir pasako deadline, pasako, kad reikia kažką sukurti, bet nepasako, kaip tą padaryti ir kad nėra duodama kažkokių gairių, o tai kaip kurti, kai tu iš vis nesupranti, nuo ko pradėti, kur to įkvėpimo ieškotis, kur tos informacijos rasti, ką čia dabar su savim daryti. Ir tik tai eigoje aš pradėjus eksperimentuotis ir gilintis į įvairias teorijas ir tiesiog jau vėlesniais metais, kai aš jau baigiau ir pedagogiką, iš ten rašiau irgi baigiamąjį darbą apie kūrybiškumą būtent, tai labai daug dalykų atradau ir supratau, kad iš tikrųjų ir ta struktūra, ir disciplina, ir tas ėjimas ir ieškojimas to įkvėpimo nuolat, net jeigu tu ir nejauti tuo metu jo kažkaip labai ryškiai, tai kad jį galima labai lengvai sužadinti, tai labai daug tų momentų atsiskleidė ir iš tikrųjų supratau, kad labai daug individualizmo yra kūryboje ir kad norisi tokio apsijungimo, dėl to kažkaip labai skatinu žmonės arba susirasti kažkokį
palaikymą iš kito žmogaus, kuris gali būti nebūtinai toj pačioj srity, bet gali būti, pavyzdžiui, jūsų draugas ir gali palaikyti jūs ir galite jam atsiskaityti, kaip jums sekasi, arba susirasti tiesiog irgi kažkokius kitus kūrėjus bendruomenę, kurioje galima tiesiog dalintis savo patirtimi ir kaip jums sekasi ir paskui mes irgi su Auguste savo idėją pasidalinsim vėliau. Tai jo, tai čia trumpai atliepiant. Jo, ir apie tą irgi pastebėjimą kitų matau, arba kad niekas nepastebės, irgi yra momentų, tai kažkaip labai matau, kad kai kurie dalykai atsikartoja. Jo. Aš dar noriu atliepti irgi apie tą momentą, nes irgi matau atsikartoja, apie tą galbūt baimę, kad aš nesu kompetitingas, aš nesu pakankamai patyręs ir panašiai. Tai vienas toks praktinis dalykas, kuris gali padėti šito vietoj pakovoti su šitą mintim, tai yra įsivardinti savo, tarkim, minimum 5 dalykus. Geriau būtų, kad daugiau įsivardintumėt, užsibrėžtumėt savo daugiau įsivardinti, už ką jūs pasikabintumėt savo medalį. Pabandykit išvelgti savo stiprybės arba ką nuveikėt tokio stipraus ir už ką jūs savo duotumėt medalį tiesiog. Ir gali būti iš pradžių sudėtinga, sunku, neaišku, bet ilgainiui kaip pradėti galvoti, kad aš šitą padariau, ar kiti iš tikrųjų tai nepadarė šitą, aš šitą padariau, aš ten mokymus kažkokius praėjau ir pasižiūrėsit, kad gyvenime tikrai daug dalykų įvyko, kurie jums padėjo tikrai užaugti kaip žmogui ir kad tikrai daugiau tos patirties turit negu kiti pasirodo. Tai labai skatinu šitą savo užduotėlę pasidaryti. Tai minimum 5 dalykai, aš sakyčiau, gal net ir daugiau galima įsivardinti, aš sakyčiau kokius 8, taip, kad pakrūtint smegenys ir pagalvoti, ką pasiekėt, ką nuveikėt, už ką pasikabintumėt savo medalį. Ir šitus dalykus tada paimti ir perskaityti kažkam iš savo draugų. Susiraskit ar draugą, ar kažką, ką pažįstat ir tiesiog pabandykit garsiai įvardinti. Nes tas garsiai įvardinimas ir pripažinimas kitam žmogui, kad aš esu šaunuolis ir kad aš čia kažką moku ir sugebu ir kad aš galiu būti geras kūrėjas, tai yra labai galingas jausmas. Tai jeigu mes čia gal kad nors ir darysim ir gyvai, labai norėtųsi šitą praktiką gyvai padaryti, kad visi būtų ir available ir gyvai ir būtų kažkaip rate, tai jos labai įgalina ir padeda kažkaip išlaisvinti tą suvokimą, kad tu iš tikrųjų patyręs savaip ir galbūt nesilygiuoju kažkokius kitus žmonės, nes visą laiką bus galima lygiuotis į tuos, kurie yra geresni, ten daugiau pasiekę, daugiau metų patirties turi, bet yra natūralu, kad kai ateini į naują sritį, kad neturėsi tiek daug patirties, kiek kiti žmonės ir galbūt po 20 metų jau galėsi pasigirti tam tikrais pasiekimais, bet tam reikia
pradėti judėti. Mes tada gal judėsim toliau, nes laikas eina, tai nesinoriu tęsti jūsų irgi laiko. Tai ačiū labai už komentarus ir pasidalinimus, labai rezonuoja, tikrai didžioji dalis ir pati esu perėjus labai daug baimių ir visokių įsitikinimų ir dabar kažkaip norisi padėti kitiems tas baimės atlaisvinti. Tai iš esmės kaip tos blokus kažkokius vidinius pralaužti, tai čia aišku yra lengva pasakyti, sunkiau padaryti, bet atkreipti tiesiog skatinu dėmesį, kad jeigu yra perfekcionizmas, tai galbūt nebandyti kažkaip to dalyko ištobulinti ir tobulinti ir tobulinti. Čia kaip, neatsimenu, kuris menininkas, bet atsimenu pasakojo dėstytoja viena, kuris parduodavo darbą. Ir jis vis tiek grįždavo pas tos žmonės, kurie nupirko ir sako, aš dar čia pataisysiu ir ant jo labai pykdavo, nes galiausiai tas darbas jisai pasikeisdavo ant galo, visiškai tapdavo kitoks negu nusipirko. Atrodo, kad kai kurie negali paleisti to perfekcionizmo, tai svarbu tiesiog nusimatyti galbūt net kažkokius kriterijus, ką reiškia tas užbaigtas darbas ir kada aš jį užbaigiu ir tada pasižiūriu, ką čia reikia pataisyti ir šitoj vietoje įsivardinti konkrečiai, kurie dalykai yra esminiai, o kurie yra labiau tokie nėra galbūt esminiai kažkokie. Tai irgi skirstyti tas užduotis, kaip yra prioritetinės, tai lygiai tas pats su apskritai tuo tobulinimu darbų, pasižiūrėti, kas yra prioritetas šitoje vietoje, kada yra tiesiog bus gerai taip, kaip yra ir priimti tą dalyką, kad tiesiog kai kurie dalykai jau turi ir užsibaigti ir turi būti paleisti į pasaulį ir tikrai kartais būna, kad labai padeda kažkokie deadline'ai ir įsipareigojimai. Tai čia kaip kalba, pavyzdžiui, su mokymais, kad jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia mokymų programa, yra žmonės, kurie ten ją tobulina ir galiausiai nepaleidžia tų mokymų. Tai netgi girdėjau tokį patarimą, kad geriausia paleis kažkokius mokymus, ir tada žmonės nusiperka ir tada jau neturi kur dingti ir tiesiog turi paruoštą programą ir yra kažkoks deadline'as ir jau neturi kur bėgti, tiesiog turės ją parodyti. O atrodo, kad visą laiką bus ką taisyti, bus ką tobulinti, tikrai čia gali būti irgi vienas iš tokių momentų, kuris gali stabdyti. Tai laiko trūkumas, tai iš esmės, ką ir kalbėjau apie tą nusistatymą to viso laiko kažkokio konkretaus, čia per daug nesikartosiu. Tada vertinimo baimė, tai yra kaip čia mane pamatys ir ką apie mane galvos. Tai geriausia tai yra fokusą nukreipti į save ir nebandyti kažkaip įtikti kitiems ir tas yra labai sudėtinga perlipti iš tikrųjų ir pradėti kurti savo, nes geriausiai, tai bent jau mane labiausiai išlaisvino, tai tas momentas, kai aš pradėjau iš tikrųjų po akademijos irgi buvo labai tokių irgi vidinių blokų užsidėję, kad turi daryti kūrinius, kažkas tikisi kažkokių vienokių, o tu padarai kitokius, tada jauti tą nusivylimą ir kažkaip labai daug tokio tikrai paveikė tie irgi momentai neigiamai, bet labai išlaisvino tas vieną kartą pamačiau Instagrame tokį kaip ir iššūkį, kur 30 dienų turi kiekvieną dieną nupiešti po vieną iliustraciją. Ir aš tada pagalvojau, kad aš galiu pagaliau savo kažką kurti ir aš galiu net neparodyti niekam šito dalyko. Ir tas challenge'as, tas 30 dienų aš piešiau po iliustraciją ir aš pradėjau suprasti, ką aš noriu kurti ir kaip aš noriu kurti ir kad man šitas stilius pasirodo yra artimas ir toks laisvas ir toks fainas. Ir šitoj vietoje, kai aš kūriau tik tai savo ir supratau, kas man patinka ir kas mane veža, aš jau pradėjau dalinti su kitais. Tai šitoj vietoje irgi galite pasižiūrėti ir užsidėti savo irgi kažkokį iššūkį, kažkokį kūrybinį, kur galit niekam absoliučiai neparodyti, galit draugam tiesiog parodyti arba tiesiog gal turėti tą nusistatymą, kad aš tik tai savo kursiu ir pasižiūrėsiu, ar aš noriu dalintis to ar ne. Ir tada motyvacijos stoka, aišku, yra tas esminis trikiai dalykas, ant kurio mes dažniausiai pasimaunam ir nepadarom dalykų, bet grįžti į sistemą, grįžti į tas 3 dienas per savaitę, 2 dienas per savaitę, 20 minučių per dieną ir tiesiog bandyti tose 20 minučių kažką sukurti, net tada, kai tos motyvacijos trūksta, nėra.
kad ir šitoj vietoj, vat, kai pagaunat save, kad sunku, kad nesinori, kad gal pavargęs esu, tai paklausti vėl savęs to klausimo, kodėl, nes jau tuo metu jau būsit savo atsakę ir jūs žinosit. Ir paklausti, ar jūs tikrai norit būti toj, nežinau, demotivacijoje ir kas įvyks, nežinau, jeigu jūs neįgyvendinsit to tikslo ir tiesiog liksit tam toj fazėj, kur tiesiog leidžiat galbūt savo kažkokiam, nežinau, nuovargiui ar ten kažkokiam pergalvojimui, permastymui įveikti jūs ir kur tai nuves. O kas bus, jeigu perlipsit per save ir jūs įgyvendysit tą tikslą ir kaip atrodys ten jūsų gyvenimas po ten tų pačių 12 mėnesių, kai jūs įgyvendysit tą savo kūrybą ir parodysit ją žmonėm ir pabandykit įsivaizduoti, koks yra tas jausmas, kai jūs pamato, kai jūs išnešat į pasaulį save, kai jūs jaučiat pasitikėjimą savimi, kai jūs žiauriai daug dalykų išmokstat, kai perlipat per įvairias kliūtis ir iššūkius, išmokstat dylyti su visokiam situacijom. Tai čia kalbu irgi iš savo patirties, kur buvo labai daug momentų ir dalykų, kur atrodo, kad čia per sunku negaliu, bet tada aš prisimenu, kad bet, aš tai noriu būti šitoj kelionėje ir aš noriu siekti šito tikslo ir pasižiūrėkim, kas čia įvyks. Mano emocijos yra tiesiog mano emocijos ir kas bus, jeigu aš padėsiu jas į šalį ir tiesiog varysiu toliau. Ir galiu pasakyti, kad labai daug yra vidinių atradimų ir vidinių stiprybės atradimų ir tu kaip žmogus užaugi ir tampi kitoks ir tu tikrai pasijauti tuo kūrėju, ne dėl to, kad tu kažką galbūt fiziškai sukūrei, bet vien iš to, kiek daug tu išmokai ir kiek išmokai vertinti save kaip tokį autentišką ir nuo kitų nuomonės nepriklausomą žmogų. Ir čia toksai irgi siūlymas jums išbandyti tą 7 dienų iššūkį, ką minėjau, tai tiesiog, pavyzdžiui, pabandyti 7 dienas iš eilės, arba jeigu neišeina, tai jūs galite irgi kažkaip savaip susidėlioti iššūkį, gali jis tęsis, nežinau, pavyzdžiui, 14 dienų, bet tarkim po 5 dienas per savaitę, arba po 4 dienas per savaitę, kas antrą dieną, nusistatyti pirmiausia, ką kalbėjau, aišku, kodėl jūs kuriat, kodėl jūs to tikslo siekėt, tada pasižiūrėti, koks tas laiko tarpas yra jums geriausias, tai siūlau pradėti nuo tokio minimalaus 20 minučių, kur, tikrai turbūt pasižiūrėję šitą laiką galvojat, kad, tikrai bus kažką įmanoma padaryti ir kad tikrai atrasit tas 20 minučių, nes čia nėra kažkoks labai ilgas laiko tarpas. Pasižiūrėti kūrybinę erdvę, kur jums būtų fainai, galbūt susikurti kažkokį kampą namuose, arba galbūt galvojat irgi jau matot mintys, ar yra biblioteka, ar yra kavinė, ar dar kažkas, kur jums fainai yra būti ir fainai dirbti. Gali būti kažkoks pradžios ritualas, jeigu jums tai padeda įeiti į kažkokią nuotaiką kūrybinę. Ir siūlau irgi vis tiek turėti kažkokį atsakomybės partnerį, kažkokį ar grupelę, ar draugą, ar paklibinti kažką iš pažįstamų, kad pabūtų su jumis šitam iššūkyje ir tarkim po 7 dienų jūs susičekintumėt, ką jūs padarėt ir ką jūs nuveikėt. Nes tai gali būti labai tokia paskata tikrai jums judėti į priekį. Ir aišku, ta refleksija, apžvalga, tai siūlau kiekvieną dieną pasižiūrėti, ką jūs per tas 20 minučių nuveikėt ir tuo pačiu po tų 7 dienų pasižiūrėti, kokia buvo ta pradžia ir ką aš dabar po 7 dienų turiu ir kokie tie resursai, ką aš čia sukūriau, ką iš to galima vėliau nuveikti. Tai čia yra tokia turbūt pagrindinė dalis ir po truputį perleidžiu žodį Augustai. Tai iš tiesų visą tai, ką paminėjau, turbūt dauguma žinom, suprantam ir esam girdėję apie tai, bet visgi jeigu nėra bendruomenės, jeigu nėra sistemos, nėra, sakykime, žmonių, kurie būtų šalia ir mus pastiprintų, tai viso to laikytis yra labai labai sunku ir labai lengva yra prarasti tą discipliną, prarasti tą struktūrą. Todėl iš tiesų vienam labai lengva pasiduoti, nes nėra to kažkokio tai spaudimo veikti, gal net sakyčiau nespaudimo, tokio palaikymo nėra šalia ir apskritai sunku pastebėti kažką, kas stringa, nes nėra iš šono to žvilgsnio, nėra to iš šono palaikymo.
O kai mes esam komandoje, kai mes turim bendraminčius, tai visai kitaip, nes jau mes turim atsakomybę ne tik prieš save, bet ir prieš kitą, atsiranda tempas ir apskritai yra ta bendruomenė, yra žmonės, kurie palaiko ir pasiektų tikslų yra žymiai paprasčiau ir lengviau. Tai sakyčiau, ta sėkmės formulė yra tikrai sistema, plus šalia palaikymas ir žmonės, kurie yra kartu ir eina tuo pačiu keliu ir gali padėti. Tai iš esmės atskaitomybės grupelė, kas tai yra, kaip tai veikia. Tai iš esmės galite ir patys turėti tą grupelę, tiesiog susirasti žmonių, su kuo galite turėti tokius kaip, kas savaitinius susitikimus. Tai grupelė maždaug, geriausia, kad būtų maždaug 3-4 žmonės, galite aišku ir dviese, bet jeigu šiek tiek daugiau žmonių, tiesiog daugiau galite gauti tų įžvalgų. Būtent, kūriamam produktui. Tai geriausia, kad tai jo būtų kažkokie kas savaitiniai susitikimai, arba net galima ir susirašinėjimu, kurio metu pasidalinat tikslu, ką per šią savaitę norit sukurti, arba ten tuo pačiu peržvelgėt, ką padarėt jau per tą laiką nuo praeito susitikimo. Ir taip pat aptarėt, kas pavyko, kas stabdė, ką galima būtų patobulinti ir iš esmės tai duoda iš tiesų labai labai didelę naudą, kai mes turim tą grupelę žmonių ar net kažkokį vieną žmogų, kuris gali mus palaikyti. Tai būtent dėl to mes sugalvojom paleisti tokį pirmą pilotinį grupinę mentorystę, plus atskaitomybės grupelę, būtent tiem, kas nori, kas galbūt neturi tos erdvės, dar plus šalia nori to palaikymo, nori tų žinių, nori daugiau, sakykime, teorijos, nes mes planuojam, kad tai būtų savaitiniai susitikimai, kurio metu būtų tokios kaip, šiek tiek teorijos, bet iš tiesų daugiau dėmesio skirti būtent jum ir jūsų atsineštai kažkokiai problemai, kažkokiam projektui. Tai iš esmės tai būtų lygtais kūrybinis sprintas, kurio metu jūs ateinat su kažkokiu tikslu ir ir iš esmės turi tos 2 mėnesius ir mes esam šalia, padedam tą tikslą įgyvendinti. Ir yra ta atsakomybė prieš kitus žmonės kartu ir kartu vėlgi galima padiskutuoti, ką patobulinti, pasidžiaugti kartu irgi laimėjimais. Ir tuo pačiu padedam sudaryti pradžioje tą asmeninį planą, būtent jūsų konkrečiu atveju. Ir svarbiausia gal paminėti, kad tai yra būtent skirta tiem, kurie nori pagaliau paimti ir užbaigti. Kažką seniai norite jau padaryti, bet jaučiat, kad nepavyksta, jaučiat, kad kažkas stringa, tai būtent tą mes ir norim paleisti šitą grupinę mentorystę, kad jums padėti su tuo. Tai būtent jums, kurie prisijungia prie šio webinaro, norim pasiūlyti specialią kainą, 99 eurus. Tai už šią kainą norim būtent pasiūlyti 3 vietas, tai iš esmės gautųsi maždaug apie 12 eurų už vieną susitikimą, kuris būtų maždaug nuo 2,5 iki 3 valandų. Galima mokėti ir dalimis, tiesiog ta privaloma registracijos mokestis ir tada likusi suma jau sumokama vėliau. Tai būtų 8 tokie savaitiniai susitikimai, būtų privatus ir grupelės kanalas Telegrame, iš esmės yra noras, kad tai būtų toks, aišku, kai miegam neatsakysim, bet kad tai būtų palaikymas, iškyla kažkokia problema, bėda ir mes esam, kada tik tais galim iš karto atsakom. Taip pat padėsim sudėti asmeninį planą, ir vėlgi bus tie savaitiniai atskaitomybės iššūkiai šalia tų paskaitų, sakykime, šalia tos teorijos, kur būtent ir norim skirti daugiausiai to fokusą, būtent tai praktikai. Ir aišku, turėsit įrašus prie visų anksčiau vykusių paskaitų. Jo, aš dar gal pridursiu šitoje vietoje, kad mes turėsim tik 8 dalyvius max, labiau gal net ir orientuojamės į 6 nuo 8, tam, kad iš tikrųjų ta atsakomybė veiktų ir kad nebūtų už ko galimybės tos pasislėpti ir kad tikrai būtų pilnas įsitraukimas ir dalyvavimas ir kad jums patiems tai būtų toksai žingsnis į priekį ir išmetimas savęs iš komforto zonos, nes yra labai daug iš tikrųjų tų visų mentorysčių arba kursų, kur ten sueina, 30 žmonių ir labiau toksai
kaip ir viskas tokia vienoje vietoje, kur galit pasislėpti už kitų ir galbūt neįsijungti kameros ir gal visai nedalyvauti ir nešnekėti ir tiesiog pasimti tą informaciją ir užsičekinti, kad dalyvavau, bet iš tikrųjų tai tas dalyvavimas vyksta pilna koja čia ir kad tikrai tas įsitraukimas būtų toks maksimalus, tai mes siekiam tos nedidelės grupelės, kad mes ir galėtum ir pačios atliepti kažkokius individualius momentus, jeigu matysim, kad tikrai reikia ir kad tikrai bus tokių irgi ne tik tai teorija plus praktika paskaitų, bet ir tokių mastermindų tokio tipo, kur mes dalinsimės kažkokiais iššūkiais, kaip mums sekasi ir tada kiti grupelės nariai irgi mokosi atreflektuoti, teikti grįžtamą ryšį ir čia yra labai didelis ir smarkus augimas visomis kryptimis kaip kuriejų ir mokymasis tikrai ne tik tai kaip gyventi savo kūrybinius tikslus, bet ir atpažinti kitose savęs kūrėjuose ir tuo pačiu metu tiesiog įgyti daugiau patirties, daugiau kontaktų ir aišku to palaikymo, kuris tikrai galės tęstis dar ir po visos mentorystės, nes tikrai tie ryšiai ir tos galimybės jos jau bus užsimesgusios ir galėsis toliau tikrai važiuoti ir išvažiuoti su to kūryba dar toliau. Tai kiekvienas, kas prisijungs kurso metu, formuos tą aišku tikslą pradžioje, ką nori pasiekti, na ir mes būsim šalia, sakykime, vesim, padėsim, suteiksim tų žinių ir palaikymo ir jūs jau aiškiai žinosite, kaip ir ką kurti, susidėliosite aišką struktūrą to kūrybinio tikslo link. Aišku, taip pat irgi naudingų kontaktų gausit, gal net kažkokių partnerysčių gali po to užsimegzti, kažkokį ten, nežinau, gal verslą, projektą kartu sugalvosit, visko gali būti. Na, taip pat ir teorinių žinių, kurias irgi iškart galėsite gyventi per praktiką. Na ir pagaliau nuo to planavimo, nuolatinio galvojimo persit prie konkretaus veiksmo, sakykime, prie to darimo. Tai tas tikslas mūsų ir yra ir noras padėti jums pagaliau įgyvendinti ir pagaliau paleisti tą, sakykime, kažkokią tai įtampą, kurią jaučiate dėl to, kad vis kažko tai nepadarot, bet norit. Na ir aišku, tikimės, kad ir daugiau to pasitikėjimo gausit savimi kūryboje iš to palaikymo, kai pajausit, ką reiškia, kai esat palaikomas iš mūsų kaip grupės mentorių, taip pat bus tas nuolatinis palydėjimas, kad tas progresas būtų kuo efektyvesnis, kuo didesnis. Na ir gale tikimės, kad turėsi tą užbaigtą kūrybinį projektą, kažkokį produktą, bet čia dar svarbu paminėti, kad mes labai norim, kad prie kurso prisijungtų jau tikrai motyvuoti žmonės, kurie tikrai yra pasiryžę, sakykime, jau imti ir padaryti tai, ką seniai atidėliojo, nes vis tiek tai yra, kaip ir jūsų atsakomybė, jau turėti tą galutinį užbaigtą produktą, mes tiesiog būsim šalia, padėsim, palaikysim, bet ta vidinė motyvacija vis tiek turi kilti iš jūsų, nes kitaip tiesiog, negalėsim priversti, kaip sakant, pabaigti to projekto ir produkto. Na ir kažkaip mes norime būtent jums, bet nesvarbu, ar dalyvausit kurse, ar nedalyvausit, bet norim padovanoti tiesiog tą galimybę susidėti tą asmeninį planą, kažkokiam, norit kažką sukurti, tarkim, nežinau, parašyti dainą, ten gal kažkokį digital produktą sukurti, bet norit tiesiog daugiau tame aiškumo, supratimo, kaip susidėti tą planą, tai kas norit, gali tikrai užsiregistruoti, nusiskanavę QR kodą į nemokamą mentorystės sesiją. Tai 20 minučių mes maždaug išsiaiškinsim, kokie yra tie jūsų poreikiai, kokie yra, sakykime, tie jūsų, gal skausmo taškai, tai pavadinus, tada likusį laiką jau skirsime būtent tam asmeninio plano parengimui, kad jūs sklandžiau išjudėtumėte savo kūrybinių projektų. Bet čia irgi, visą tai nepriklauso, ar dalyvausit, nedalyvausit kurse. Jeigu dalyvausit, tai visą tai dar užtvirtinti labiau ir sekti labiau galėsit jau pačiu kurso metu. Kokią mes pastebėjom tą didelę problemą ir kodėl mes apskritai čia esam, šnekam, nes tiesiog matom, kad kūryba be palaikymo dažnai užsenka dar net neprasidėjus ir dėl to mes sugalvojom kurti būtent šitą kūrėjų klubą, nes pastebėjom, kad labai Lietuvoje kažkaip to trūksta, labai gal dauguma yra pratę žiūrėti vienas kitą kaip į konkurentus, bet
na, tikrai aš manau, kad mes kiekvienas galim atrasti tą savo klientą ir konkurentų aš niekada nemačiau, labiau tiesiog mačiau kaip kolegas ir irgi norisi kurti va, tą tokią bendruomenę palaikančią, kur būtų ta tokia saugi erdvė. Ir šiaip jo yra labai daug visokių moterų klubų, verslo ir kažkaip vyrus pamiršta kažkodėl tai. Tai no, nenorim diskriminuoti, norim priimti visus, nes manau tikrai labai gražiai gali būti sinergija ir tarp vyrų, ir tarp moterų kartu. Ir kažkaip norisi atkurti tą tokią bendruomenę, kuri yra visiems kūrėjams, visiems žmonėm, kuriem trūksta to palaikymo ir trūksta tų žmonių, sakykime, kurie eina panašių kelių. Iš esmės, kodėl ir gimė ši idėja, nes aš pati prieš 5 metus, kai pradėjau dirbti savo, aš labai jaučiau tą vienatvę kūryboje, kad, na, iš tiesų tikrai labai buvo vieniša, sunku, neaišku, su kuo pasitarti, su kuo pasibėdavoti ir labai greitai atėjo ir perdegimas, tiesiog vėlgi iš to, kad, na, nebuvo to kažkokio tai aiškumo, nei kaip, nei ką, dirbau per daug ir trūko man taip pat tos krypties. Taip, baisu tikrai labai buvo ir klysti ir iš esmės tos klaidos buvo testuojamos iškart ant klientų. Ir tiesiog buvo sunku, nes net nežinau, nuo ko pradėti ir neaišku buvo, kaip užsidirbti. Tai tikiu, kad tikrai daug kas susiduria su šitom problemom ir dėl to norisi kurti erdvę, kur būtų saugu klysti, saugu eksperimentuoti ir būtų daugiau to aiškumo, kaip monetizuoti tą veiklą. Tai kokia vizija iš esmės mūsų yra po metų, kad tai būtų stipri, palaikanti kūrėjų bendruomenė Lietuvoje, kuri vienyje būtent kūrybinius žmonės ir kad tai būtų periodiniai susitikimai, kažkokie seminarai, networkingo renginiai labai norim daryti ir gyvų susitikimų bazė, tai kad būtų bent vienas online nemokamas susitikimas per mėnesį visiems, kad jis galėtų būti prieinamas, na, nesvarbu kokios ten finansinės galimybės, bet kas jau nori daugiau, tai organizuoti tada dar papildomai mokymus, kursus, gyvus kažkokius susitikimus ir ten tokius kaip workshopus. Na ir kad apskritai būtų ta tokia plati kontaktų bazė, kad žinotumėt, nu, jeigu kažkokia bėda, kad žinot, kur kreipti, žinot, kur ieškoti tos informacijos. Ir iš tiesų, kas labai mums yra dar svarbu, kad sutaptų vertybės, nes mes labai norim, kad bendruomenė būtų žmonės, kurie yra paprasti, atviri, gerbė vienas kitą, kurie, na, prisimtų atsakomybę už savo veiksmus, kad nekaltintų kažko kito, kad čia, na, dėl to čia man nepasisekė, nes tas ir tas, ar ten dar kažko nepadariau, nes tas ir tas. Mes norim tikrai žmonių, kurie jau, na, yra atsakingi ir tiesiog to tokio paprastumo, tiesiog buvimo savimi. Manau, kad tai iš tiesų yra viena iš tokių irgi labai svarbių savybių, norint kurti tą saugią aplinką, tai yra, na, tiesiog buvimas toks, koks esi ir mes norim, kad kiekvienas jaustųsi priimtas toks, koks yra. Ir aišku, kam būtų svarbu tas bendruomeniškumas, yra kūrėjai, kurie mėgsta kurti vieni, o mes norim tų, kurie būtent, kurie nori tos bendrakūrybos ir kurie nori būti tarp žmonių, dalintis idėjomis ir kartu augti. Tai jeigu dar nesate, labai kviečiame prisijungti prie Telegram bendruomenės, čia galite QR koduką nusiskanuoti ir ten daugiau dalinsimės visom naujienom, kažkokiais tai savo galbūt iššūkiais, išgyvenimais. Tai tokia bus, sakykime, visą laiką atvira, nemokama erdvė, kur kiekvienas galės tiesiog, kad ir kažkokiam esant iššūkiui, ar ten, nežinau, yra kažkoks vyksta renginukas, galite tiesiog prisijungti ir, turėti tą erdvę, terpę, kur irgi galite pasidalinti kažkuo arba taip pat gauti tų įžvalgų. Tarp žmonių, kurie galbūt arba perėjo tą dalyką, arba eina, arba, nežinau, jau kažkokiam tai kitam etape, bet vis tiek tos temos yra daugiau mažiau aktualios, tai man yra labai svarbu. Tai dėl to ir noriu matyti, kas čia susijungia, kokie čia yra veidai ir apie ką čia yra susijungę šitie žmonės. Tai labai trumpai taip to eterio neima. Laiką taupant.
Guostytas negirdime, jeigu kalbė. Aha. Andriau, sakiau, gal tu nori, nes tuo pačiu metu įsijungia mikrofoną. Taip, man jokios skirtumo. Galiu aš trumpai, tai aš irgi esu jaunesnė, turbūt baigiau mokyklą šiais metais, irgi tokiuose labai paieškose didelėse, ką noriu daryti, bandėse, einu labai daug renginių, bandau surasti žmonės, kažkokius kontaktus, irgi keliavau, ką tik grįžau iš Maroko, irgi po mėnesio virš. Savanoriavau su joga, tai šiaip noriu apsijungti su joga, mentorystė, lyderystė ir moterų ratais. Ir dar labiau už tokios psichologinės, gal meno terapijos dalies, tai tiesiog noriu pasižiūrėti, kur man kokie dalykai limpa, bet šiaip prasčiausias klausimas dėl kantrybės, kad man labai sunku išsiugdyti, nes labai irgi toks noriu, vieną pradedu, kitą pradedu ir nežinau, ką noriu iš viso. Tai atrodo jau ir dabar, kaip kalbėjote apie kelionės metu tą discipliną kažką daryti, tai aš irgi išvažiavau, ten atrodo, darysiu tikrai nieko, iš tikrųjų per daugiausiai nedariau. Nes trūksta kažkokio to paspaudimo ar pasakymo, kad va, ką padarei, va, ir to prisidavimo. Tai aš irgi atrodo, norėčiau visai interesuotai tikrai būčiau, nes atsibodo tiesiog norėti ir nepadaryti. Tai kartais noras didelis, bet tiesiog man kantrybės yra trūkumas, o ta turbūt kantrybė ir yra vystymo dalykas. Tai va kažkaip taip. Ačiū, šiaip labai malonu. Aš pratęsiu, nes mikrofoną buvau įsijungęs. Tai aš daug metų viską dariau ir nieko nepadariau. Tai dabar mokus daryti vieną dalyką vienu metu. Wow, labai įdomi praktika. Vienas dalykas vienu metu. Ir dabar tokį nekūrybingą dalyką darau. Dabar, bet labai užsimotyvavau. Tiesiog filmuoju matematikos video, aš turiu savo matematikos svetainę nuo praeitos savaitės. Tai va, tai esu, dalykai pajudėjo, bet toks, dabar, pavyzdžiui, po šito sutikimo, aš dabar turėsiu atostogų savaitę, tai nusprendžiu kiekvieną dieną, 7 dienas iki pat Velykų nufilmuosiu mažiausiai nuo 3 iki 5 video. Ir šitą planą pasidariau, ačiū, Aušrai ir Augustai, tai labai aišku. Ir man labai faina turėti rezultatą. Aš žinau, kad tai nėra kūrybinis rezultatas, tai nėra knygos, kurias pabaigiau ar dar kažką ir panašiai, bet tai yra labai aiškus rezultatas su labai aiškia vizija, žinau, ko noriu, žinau, kad pavyks. Žinau, kad iš to uždirbsiu pinigų, labai cool, labai faina, žinau, kad kažką gero darau. Tai va, tai šitas juda, nežinau, neatsimušiu į sieną, nes kartais jos atsiranda, nes čia reikės 2 metus tiesiog toliau nuolat dirbti dėl šito, kur galbūt turėsiu pajamų pakankamai, tai žiūrės kaip išeis. Bet noriu tada ir kūrybinių veiklų, pavyzdžiui, tas knygas pabaigti, dar kažką, Aušra turbūt žinosite ir rašymo kančias ir panašiai. Tai va, tai kartais norisi tokios grupės žmonių, su kuriais galime pasikalbėti, pasidalinti arba kaip sekasi ir pačekinti. Tai va, ačiū labai. Aš galiu papasakoti. Aš realiai kaip ir prabaigiau dailės akademiją 18 metais, realiai nuo to laiko visą laiką buvau dizaineris, bet prieš kelias metus pradėjau dirbti su paaugliais, grinai edukacijos srity neformalios. Ir kai manęs klausia, ką aš su jais ten dirbu, tai realiai kažkas apie gyvenimo įgūdžius. Apie lyderystę, apie kūrybą, apie tai, kaip save išreikšti, apie tai, kaip emocijas sveikai savo paleisti, apie tai, kaip bendrauti tarpusavę. Žodžiu, daug įvairių temų, gaunu kažkokį užsakymą, paruošiu tam tikrą temą, aš ją paruošiu mėnesį per 2 ir tada padarau pristatymą jiems. Ir grinai tą darau ir šie metai aš apsisprendžiau, kad aš pagaliau dizainą paleidžiu kaip pinigų kalimo sistemą ir aš einu grinai tas edukacijas pilnai. Ir toks ir vizija šiuo metu, kad aš iš tų edukacijų kažkaip pagrindinius finansus susikursiu. Tai aš Andrius ir aš iš kurių bendruomenės, aš tai tikiuosi gyvai susitikti. Man faina kalbėti online, aš noriu gyvai susitikti, nes aš žinau, kad mes mokomės labiausiai, kai mes esame gyvai vieni šalia kitų ir kai mes galim tą energiją pasidalinti. Tai aš labai laukiu to gyvo susitikimo iš tikrųjų. Tai va. Ačiū. Sveiki. Ir aš pasisakyti. Aš pati baigusi dizainą, bet nuėjau į meno terapijos sritį. Man įdomu šiaip ir pačiai kurti,
tapyba dabar domina, labai ilgą laiką turėjau bloką ir dar vis dar kažkiek yra, bet jaučiu, kad noriu kurti. Ir tuo pačiu labai sunku akademiniai veikloje su magistrinio rašymu. Vat, didelis tas projektas toksai yra ilgalaikis susidėlioti. Šiandien dėja tik galėjau pusę paskaitos prisijungti, bet kiek buvau, nežinau, gal bus galimybė kažkaip gauti skaidrės pirmos pusės ar kažkokius įrašus, nelabai žinau. Super. Bet labai aktyvus. Kaip sakėt? Sakyt? Įrašas irgi bus. Jei ką. Labai gerai. Tai labai buvo aktualu, iš tikrųjų, kaip čia buvo pasidalinimai, tai nustebino, kiek panaši problematika yra pas žmonės. Tas, tikrai atrodo labai atsikartoja, tai taip tas nustebino ir tuo pačiu. Kad net nesitikėjau, kad tiek yra bendros problemos kūrėjams. Ačiū Jums ir džiaugiuosi, kad darote tokius dalykus. Sveiki. Sveiki, aš nesijungsiu kameros, bet taip pakalbėsiu. Šiaip aš dabar dirbu kaip videografė, baigiau multimediją ir labai faina šita paskaita buvo, bet kas man labiausiai patiko, tai kai apie baimes pradėjot kalbėti, apie pasiteisinimus, tai tada kažkaip pasijautė man kaip labai tikra, labai, kažkaip labiausiai įkvėpimo pajutau nuo tos dalies. Tai va, tokio, ko man labiausiai irgi trūksta, tai bendruomenės ir kad tas klaidom pasidalinti ir nepasisekimais ir baimėm visokiom. Tai va, ačiū. Turiu klausimą. Jeigu tų realių susitikimų, tai kiek jų būtų maždaug įsivaizduojamų į ateitį? Daryti juos dažnai daryti, ar rečiau, ar kažkaip vieną online, vieną gyvai? Čia toks klausimas. Mes konkretaus plano su šitais nemokamais susitikimais neturim, kaip ten varijuosim gyvai ar online, bet kol kas mes darėm online ir taip orientavomės, kad vieną kartą per mėnesį darysim online būdu, o paskui jau vasarą aš manau, kad vis tiek ir tas oras yra kitoks ir man atrodo, kad galima pasiorganizuoti net ir nebūtinai kažkur viduje, bet ir lauke tokį gyvą susitikimą. Mes brandinam šitą idėją su Augustė ir kur galėtume irgi pasigalvoti tokį, jau ne 1,5 valandos, bet galbūt ilgesnį susitikimą ir su kažkokiam gal konkretesniam praktikom ir panašiai. Tai man atrodo, kad čia būtų toksai didesnis, ilgesnis pasibuvimas, kuris daugiau atneštų gal net ir tokios naudos. Piknikas yra idėja, tikrai man atrodo gera, nes šią vasarą man irgi teko vieną renginį organizuoti su pikniku, tai labai jisai pasisekė ir labai įkvėpė žmonės. Tai aš manau, kad čia irgi jūs galite siūlyti savo idėjas irgi į chatą, telegramę, tai mes tikrai visus šitus dalykus atsižvelgiam ir mums pačioms būna tokia inspiracija pamatyti, kas kam ko trūksta ir tada atliepti tą poreikį. Tai kol kas planas toks, o jau kas nori tos intensyvesnės to buvimo kartu ir tuo paspardymo į užpakalį ir atskaitomybės ir visko, tai atkviečiam į tą 2 mėnesių mentorystę, tokį intensyvesnį laikotarpį, galbūt norėsis kažkam prisijungti į tą tokį išbandymą savęs ir pabandymą pasižiūrėti, kaip sekasi įgyvendinti tas kūrybinės užduotis, kai turi tokį stiprų palaikymą ir mentorystę. Tai va.